Nu ką, varom? Nuimam. Gerai, aš nusėmė. Ačiū, labai malonu visiems. O, kaip čia. Pažiūrėk, už mūsų kiek galiūnų. Šiandieną bėgte su Jovaiša filmuojama ypatingoj aplinkoj Vilniaus maratono trasoj. Ir mūsų svečias taip pat yra ypatingas žmogus, šio maratono sumanytojas, iniciatorius, įkūrėjas Ignas Dilys. Labas, Ignai. Labas, Mariau. Startuojam. Tai, Ignai, daugiau nei 20 metų jau vyksta Vilniaus maratonas. Ir tu buvai tas, kuris jį pradėjo. Gal gali papasakot, kaip viskas atsitiko? Na tai atsitiko viskas 2004-aisiais. Jau įvyko pirmasis tikras Vilniaus maratonas, o prieš tai buvo trumpesnis bėgimas, kurį organizavo Romas Sausaitis ir Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Ir mes pradėjome bendradarbiauti. Aš tuo metu dirbau Maksimoje ir pasiūliau, kad galėtume išauginti tą 10 km Maksimos taurę į tikrą Vilniaus maratoną. Nes jau buvau nubėgęs keletą maratonų ir norėjau, kad ir mano gimtajame mieste taip pat vyktų tokia bėgimo šventė. O žiūrėk, jau visi pirmieji, tie, kurie varžysis turbūt šiandien dėl čempiono titulo. Na, tai čia pusmaratoninkai pirmi, Nes paleidžia kartu ir pusmaratonį, o toliau maratonas. Sėkmės! O, geras tempas, taip įsivaizduoju tokį tempą, jeigu reikėtų kalbėti. Jo, tokiu tempu jie aplenktų mus kiekviename kilometre. Na, geriausi bėgikai. Vargu ar mes su jais suspėtume bent 1 kilometrą, o taip išsilaikyti. Nu, nes čia peisas turbūt greičiau negu 4 minutės, ar ne? Jeigu nori laimėti Lietuvos čempionatą, turbūt reikia bėgti jau netoli 3. Jo, įspūdingi skaičiai. Grįžtam prie mūsų žemiškų reikaliukų. Tu esi davęs savo pasižadėjimą, aš girdėjau ir žinau, kad būtinai kiekvienais metais bėgsi šitą Vilniaus maratoną. Tai 21, kiek jau suskaičiavai? Taip, šiandien 21 kartas. Taip, pernai buvo jubiliejinis 20-asis, šiemet 21-asis. Ir aš prieš kurį laiką taip viešai paskelbiau, kad duodu įžadą bėgti kasmet Vilniaus maratoną. Krauju pasirašai. Krauju mes krauju esame rašęsi Šviesos karių klube vieną tokią deklaraciją kadaise, bet nepraktiška labai krauju rašytis, galiu paliūdyti. Nu taip, gerai, dabar geresnių būdų. Jo, galim pasižiūrėti dabar. Nes labai svarbu, galim pasižiūrėti, nes įdomi yra bėgikų. Iš tikrųjų, ir netrukdyti, bet ir šiaip. Kol yra vietos, galim bėgti. Jeigu matysim, kad truputėlį trukdom kažką, tai pasitrauksim. Nes jau ir Vilniuje darosi labai įdomių marškinėlių galima pamatyti. Žmonės užsirašo ant marškinėlių visokiausių dalykų. Jo, bėga net ir su kostiumais, aš mačiau įvairiausiai, žinai, kaip Amerika gali ten kas su kokiais meškiukais ar šuniukais. Su kostiumais tai daugiau gal per kalėdinį, bet ir maratone kai kas mėgina juokauti. Bet vieni reklamuoja savo darbovietas, kiti savo idėjas. Jo, čia yra jau daugelių įmonių tapęs toks, žinai, bendro iššūkio pasiruošimo klausimas, toks komandinio susibūrimo priemonė. Tas yra labai gražu ir šiandien mačiau ir Santaros klinikos dalyvauja, daugelis kitų, Teltonika savo ruošiasi, treniruojasi. Šitas įžadas yra labai rimtas, nes kai tau bus 70-80, tau irgi reikės nubėgti 42, kaip tu manai? Tai matai, įžadas svarbus šiandien. Aš jį jau daviau prieš kurį laiką. Ir man tai buvo proga ne tai, kad aklai čia būtinai krauju pasirašyti ir be proto laikytis. Bet man buvo proga pamastyti apie tai, ką tai reiškia, kokia tai drausmė, nes iš tiesų nėra taip lengva. Viena vertus turi būti sveikas,
kad išeitum į startą kasmet rugsėjo mėnesį. Nebuvo tokių atvejų, kad tu staiga, pavyzdžiui, sergi bloga tau. Ne, tai yra buvę ir traumų yra buvę prieš pat bėgimą ir virusų yra buvę, bet iki šiol pavyko kiekvieną tą maratoną įveikti ir visai netgi padoriais laikais pagal savo pasiruošimą. Bet dar, matai, ir kitokių dalykų yra darbai, šeima, visokių kitų reikalų, blaškos. Ir labai lengva, jeigu nebūčiau davęs to įžado, tai labai lengva rasti priežasčių, kodėl šiemet bėgti ne Vilniuje, o Taline, pavyzdžiui. O man tai yra svarbu, nes norisi, kad šitas maratonas vyktų, kad jame dalyvaujantys žmonės jaustųsi kaip šventėje ir todėl noriu būti pats šitos šventės dalimi ir todėl ir įsipareigojau taip. Žinai, kai mes matom dabar tūkstančių žmonių dalyvaujančių ir prisimeni tą pirmąjį 120 bėgikų ratelį, tai tave kaip verslininką turbūt irgi labai maloniai turėtų nuteikti. Tas augimas, kad tai, kad tu pradėjai, užaugo, gyvena dabar savo gyvenimą, auga pats toliau, juk tai nuostabu. Kaip tau jausmas turėtų būti neblogas šiandien? Taip. Nežinai statistikos, kiek šiandien susiregistravo iš viso? Ne, nežinau, aš dabar mažai jau domiuosi statistiką ir buhalteriją, nors kadaise tai tekdavo ir skolas padengti po Vilniaus maratono visai būdavo. Bet dabar jau man tas ir maloniausia turbūt, kad visiškai nesvarbu, ar aš čia rūpinsiuos, ar aš čia stengsiuosi reklamuoti, tas maratonas vyksta ir vyks ir nieko nenutiks jam. Po reklamos matysite, iš tikrųjų nėra jokios reklamos, darau šitą podcastą iš idėjos. Ir jeigu jums patiko, tai prašom subscribinti, laikinti, parašykit būtinai komentarą, parašykit, su ko dar norėtumėt, kad aš prasibėgčiau, ko jų paklausčiau. O sakyk, ar yra didelis klubas tokių žmonių kaip tu, kurie iki šiol yra prabėgę visus Vilniaus maratonus? Nemanau, kad didelis, bet tikrai yra. Tai aš tikrai ne vienintelis. Aš pažįstu Darių Jurgaitį, mūsų šviesos karių klubietį, kuris irgi yra nubėgęs visus Vilniaus maratonus ir manau, kad yra dar vienas kitas. Bet gal netaip, nemanau, kad daug. Įdomu būtų patikrinti tą statistiką, nes kai kas gal vienais ar kitais metais pasirinko pusmaratonį ar kokį trumpesnį bėgimą, kiti gal irgi kartą kitą praleido. Taip. Tai čia... Tai jeigu girdit, atsiliepkit, reikia suregistruoti jūsų tokį ekskliuzyvinį klubą. Taip, Marijai, prašom pateikti įrodymus. Nes šiaip tai aišku, skamba čia labai išdidžiai, bet man yra tekę bėgti Comrades ultramaratoną Pietų Afrikoje. Ir ten tiems, kas bėga jau 25 kartą ir daugiau, registracija yra nemokama. Ir patikėk, ten tokių yra ne vienas ir ne 10. Ir jie gauna specialius numerius ir paskui trasoje bėgdamas matai, kad šitas žmogus jau yra nubėgęs 25 kartus, 89 kilometrus. Ir vyriausi, gal tu pasižiūrėjai, kokio amžiaus dar sugeba jie nubėgti. Nes Londone, žinau, yra 90 kelių metų vyrukas, kuris savo kiekvienais metais šūtina. Taip, tai čia šiais laikais irgi nebenuostabu jau, kad 80-mečiai, 90-mečiai nubėga maratonus, nes taip ir turėtų būti. Nubėgti vyresnio amžiaus esant ilgą nuotolį nėra taip jau sudėtinga. Greitai bėgti, tai yra labai sunku pasidaro. O bėgti toli, tai netaip jau ypatinga, jeigu visa kita gerai. Bėgimas, kaip aš suprantu, tavo gyvenime vaidina ypatingą vaidmenį. Aš taip galvočiau, net galima tave pavadinti Lietuvos bėgimo dainium, Lietuvos bėgimo poetų. Ir knygų esi parašęs, ir straipsnių, ir, aš galvoju, tūkstančių žmonių esi užvedęs bėgioti. Ar ruošiesi dar parašyti apie tai knygų, daugiau tokios populiarinimo, galbūt dokumentinį filmą susukti? Kūrybinių planų visada, žinai, daugiau negu laiko, negu galimybių. O, čia bus. Čia galim iš tikrųjų dar užvažiuoti ramiai. Aha. Ne, bet tai yra tikra patirtis. Vilniaus senamiestis, grindinys, mūrai, rūmai, bažnyčios, vaizdai. Įsivaizduoju, kad atvykusiems pirmas iki Vilnių, tai yra puikia proga. Yra toksai maratoninis turizmas, kai žmonės tiesiog važiuoja. Teko tam, kad, žinai, aš irgi visokiose vietose į Romą, į Lisaboną, žinai, Taipėjai,
Tai kai kur tos trasos tikrai padarytos matyt kartu su miesto turizmo departamentu, kad jau paduot, žinai, žmonėms pačių gražiausių vaizdų. O kai kur, nu, tai taip kažkokiais užkampiai, žinai, Pašilaičiais. Taipėjai, pavyzdžiui, visiškai įspūdžio man nepaliko. Gal ten, kad net tas pagrindinis kažkoks čerti buvo, žinai. Nu, nesvarbu, tai va, grįžtam prie tų kūrybinių rašymo darbų ar straipsnių populiarinti. Tai aš iki šiol rašau tinklaraštį, vadinasi, jisai Maratono laukas. Taip kaip ir mano knyga, bet ten rašau ne tik apie maratoną arba daugiausia ne apie bėgimą. Ir apskritai mažiau rašau, daugiau keliu pokalbių su įdomiais žmonėmis tekstus. Nes man atrodo, kad maratonas tai yra metafora daugelio gražių dalykų. Ir maratonas tai yra būdas ilgiau pabūti su savimi tam tikros būsenos. Ir susivokti galbūt labiau, kas čia vyksta, ko sieki gyvenime, ką tau reiškia šitas bėgimas, kodėl tu čia. Ir būtent ilgos distancijos bėgimas. Ilgos, tik ilgos. Kada tu valandas gali pasinerti tam tikrą būseną. Na taip, ir tai yra neišvengiamai proga ir susitikti su kitais panašiais žmonėmis ir pabendrauti su jais. Tai pokalbiai pasidarė mano mėgstamas žanras ir aš vis labiau tapatinuosi su savim kaip pokalbininku ir man patinka tekstai labiau negu vaizdai, dėl to aš mažiau teko sukurti dokumentinį filmą, bet mano pagrindinė medija yra tekstas. Aš skaičiau tavo keletą labai įsimintinų citatų, kad žmogus yra sukurtas bėgti maratoną. Ir taškas. Arba žmogus bėgdamas gali aplenkti bet kokį žvėrį. Aš irgi su to sutinku, man labai artimos šitos idėjos, bet yra nemažai galvojančių, kad bėgimas žaloja, ėda sąnarius, širdį bereikalingai apkrauna. Va, kaip tu turbūt per tos daugelį metų esi atidirbęs kažkokią jau paskaitėlės formą, kaip išaiškinti šitiem tamsuoliam. Ne, aš manau, kad kiekvienas žmogus yra kitoks ir iš tiesų tai, kas tinka tau arba man, nebūtinai gali tikti kitam. Ir man visiškai suprantama, kad kai kurie žmonės nenori bėgti. Sako, man netinka bėgimas, aš nemėgstu, aš nesuprantu, kam reikia va šito. Taip. Aš turiu kitą užsiėmimą ir tai nuostabu, tai jeigu žmogui patinka minti pedalus, ar irkluoti, ar slidinėti, ar tenisą žaisti, ar futbolą, ar dar ką nors. Taigi yra puiku. Nu, dabar ar kenkia? Ne. Tai čia reikia jau pasikliauti vėlgi, ne mano gal nuomonė, ar kaip patyrusio bėgiko, bet specialistų, medikų ir biomedicinos mokslininkų. Tai kiek aš supratau ir esu išsiaiškinęs ir patyręs, tai sąnarius labiausiai ėda antsvoris ir amžius. Taip. Ir yra daug žmonių, kuriem tenka persodinti sąnarius, kurie visai nebėgioja ir tiesiog sulaukia tam tikrų metų ir kreipiasi. O yra daug pagyvenusių bėgikų, kurie bėga ir dar bėgs. Ir sąnarius aš nemanau, kad kaip nors ėda ar jiems kenkia bėgimas. O iš kur tu semiesi informaciją apie bėgimą? Ar tai yra knygos, podcastai, ar susitikimai su specialistais? Ar... Taip, tai visi šitie šaltiniai, kai domiesi, aš kadangi labai seniai domiuosi, dabar gal nebe taip intensyviai seku naujausius atradimus, bet vis tiek domiuosi ir tada randu, kur pasiskaityti ir su kuo pasikalbėti apie tai. O tu pats tyrinėjai savo sveikatą? Darai reguliariai kraujo bendrą tyrimą? Taip, aš kraujo tyriuosi reguliariai ir manau, kad kraujo tyrimas yra labai geras būdas, tai nebrangu ir saugu. Bendras kraujo tyrimas, ne? Ne tik bendras, bet ir bendras kraujo tyrimas tai yra tam tikras irgi terminas, bet galima tirtis ir daugiau negu numato bendras ar aprėpia tyrimas. Galima tirtis ir vitaminai, lipidogramą, vitaminus ir hormonus ir ką tik nori šiais laikais ištiria. Tai labai informatyvu. Tik vėlgi, reikia, kad kas nors teisingai padėtų interpretuoti.
O specializuoti tyrimai bėgikams, laktatos lenkščiai, VO2 maksas ir panašus dalykai. Esu daręs, Esi taip. daręs? Esu daręs, bet tada gal kai labiau siekdavau rezultato, nes įdomu buvo, kokia pažanga, kokios treniruotės efektyvesnės. Bet dabar tai man mažiau aktualu. Tai VO2 maksą ir telefonas rodo, laktatos lenkščiai. Tiesiog neaktualu, bet tiems, kam įdomu, tai žinoma, puikus duomenys. Tai aš galvoju, tu esi tūkstančių žmonių tikrai įkvėpęs bėgioti ir mane taip pat. O kaip artimiausias tavo ratas, draugai, šeima? Ar bėgioja kartu su tavim turtingiausias Lietuvos žmogus Nerijus Numavičius? Numa. Nu, Nerijus yra bėgęs, kaip tik va šitom vietom mes kartu esam bėgęs su juo, gal Eurovaistinės kažkurį bėgimą 5 kilometrus berods. Tai jis buvo pasiruošę ir atbėgo labai ramiai, nieko nuo dėmesio neatkreipė ir... Visą maratoną? Ne maratoną, sakau, ar 5 kilometrus, man atrodo, tai buvo, bet vis tiek, žodžiu, jis žaidžia golfą, jis sportuoja savo pasirinktus dalykus, bet kiti draugai ir artimieji tai irgi prisijungia. Aš labai daug bėgioju su savo broliu Giedrium ir mes turim tradiciją savaitgaliais bėgti Vilniaus paneriu ir aptarti visus šeimos reikalus. Tai bėgant kalbėtis tau labai patinka. Labai patinka. Aš manau, kad taip ir reikia daryti, nes kitaip ir nuobodžiau, nes kai kalbėsi, taigi įdomu. O ir be to laiko sutaupai, kam atskirai susitikti, ten kur nors sėdėti už stalo galima bėgant kalbėtis. Ir tai labai efektyvu. O sūnus mano jaunesnysis Tomas šiandien bėgs 10 km Vilniaus maratone. O, tai aš susitiksime. Mes su Antanuku, kuris mus šiandien šoferiuoja, ir su dar vienu sūnum Vincentu mes bėgsim 10 km. Šiandien visa mūsų šeima dalyvauja. Štai. Brigita su mergaitėm bėga 5 km, aš su berniukais 10. Tai vat mes labai remiam Vilniaus maratoną ir džiaugiamės, kad yra šita graži tradicija. Ir švenčiam. Aišku, turiu draugų, kurie piktinas ir sako, vėl uždarė. Kodėl jūs negalit bėgioti kur nors miškuose? Esi girdėjęs turbūt tokių sentimentų? Ne, tai labai daug, aišku, ir galima suprasti tos žmonės, kurie patys nebėga ir gyvena Vilniaus centre. Ir tada, užknisa, kai negali išvažiuoti įprastu maršrutu. Bet toks jau miestiečio gyvenimas, tai tam ir yra Vilniaus miesto maratonas. Tai būna ir kitų švenčių ir visokių mūgių ir panašiai, kurios irgi sukelia nepatogumų. Aš žinai taip juokais sakau, klausykit, o jeigu čia būtų Ferrari rinkimai ir plus gražiausios pasaulio moteris žygiuotų Vilniaus gatvėmis, jūs irgi piktintumėtės, kad jos uždarytų? Ai, tada gal man patiktų. Tai sakau, čia gal problema yra, kad tau bėgimas nepatinka, o ne tai, kad gatvės uždarytos, nes jeigu yra pateisinama priežastis, tai niekas neprieštarauja. Dabar išbėgom į šviesą, aš norėjau paklausti, šviesos kariai, ką bendro turi su Peru komunistais, nežinai, Sendero Luminoso yra reiškia švytintis takas. Čia kažkoks įkvėpimas ar nelemtas sutapimas? Jokie komunistai, tai čia nieko bendro neturi. Nemanau, kad jie turi ką nors iš vis bendro su šviesa. Bet šviesa ir šiluma, aišku, yra svarbiausios prielaidos gyvybei ir žmogaus laimiai. Tai mes tiesiog įkūrėm šviesos karių bėgimo klubą irgi 2004-aisiais. Ir pavadinimą parinkom tokį ir visą simboliką, nes man atrodė, kad visiems mums sveika stiebtis į šviesą, bet tą tikrą šviesą, ne kažkokią ideologizuotą. Ir mūsų klubo vertybės tuomet steigiant ir buvo užrašytos, kad tai yra patriotizmas, ištvermė ir avantiūrizmas. Ir iki šiol klubas gyvuoja ir šiandien klubiečiai jau irgi be mano jokio įsikišimo ar dalyvavimo netgi sugalvojo tokią akciją, kad padeda neįgaliesiems vežimėliuose pirmas sykį įveikti Vilniaus maratono trasą. Ir jie šiandien truputėlį vėliau startuoja, man atrodo. Jie startavo kartu. Jie startavo, sveikas, startavo kartu, bet aišku, ne priekyje. Ir tai yra labai įdomi iniciatyva, nes jeigu trasa būtų pritaikyta ir įveikiama neįgaliesiems vežimėliuose, tai irgi reikštų tam tikrą kokybę.
Nu, bet visą Vilniaus senamiestį pritaikyti dabar būtų turbūt labai sunkiai įgyvendinama užduotis. Bet jie važiuos šitais visais grindiniais, kuriais mes bėgom ir... Irgi kratysi savo ratukais. Nelengvas. Taip, ką daryti. Tai galima galvoti apie dangą specialią, papildomą ar dar ką nors, bet reikia pradėti tiesiog nuo to, kad kam nors tai įdomu. Mane visą laiką labai gerai pastumėjo šitas muzikinis backgroundas, kai būna. Jau ten nusivaręs 30 kilometrą bėgi toks visas ir staiga išgirsti kokį gerą ritmingą muzoną, tai bam, adrenalinas. Iš kažkur tos energijos resursai. Organizatoriai čia rūpinasi, bet aš atsimenu, kai visiškai netikėtai pamenu vieno Vilniaus maratono metu, aš bėgu ir žiūriu mačiulis iš poliarizuotų stiklų, atsinešę savo aparatūrą, groja ir dainuoja. Ir tai tokį įspūdį paliko visiems bėgikams, nes tai nebuvo nei skelbta, nei kažkaip reklamuota. Ir žmonės pajuto įkvėpimą. Jo, ir tai prisideda prie to bendro šventės nuotaikos kūrimo. Labai labai graži tradicija, kad vis daugiau šitų papildomų rėmėjų visokiausiai atsiranda ir metai iš metų tas dalyvio paketėlis taip turtėja, ką tu gauni išsiregistravę, nedalyvaudami. Tas yra nuostabu. Gerai, bet tu esi verslininkas ir visą gyvenimą jo buvai, teisybė. Mokėsi būti pediatru, bet vėliau nusukai verslo keliais ir pasiekė milžiniškas aukštumas, galima pasakyti. Iki šiol esi vienas iš Vilniaus prekybos akcininkų. Ar kažkiek su ta veikla esi susijęs, ar visiškai pasyvus akcininkas? Čia labai sunku pamatuoti, bet nesu tikrai aktyvus, neturiu jokių vykdomųjų pareigų, o susijęs esu neišvengiamai, nes ir bendrauju su buvusiais kolegomis ir dalyvauju priimant sprendimus. Tai dabar jau aš save suvokiu. Formai stebėtojų tarybos? Ne, aš nei valdybose, nei stebėtojų tarybos irgi nebedalyvauju. Ten yra jaunimo ir tikrai manau, kad tai yra teisingas sprendimas atsitraukti akcininkams mano kartos nuo vykdomosios veiklos, nuo kasdienybės, bet likti atsakingais investuotojais. Tai yra rūpintis savo turtu, savo įmonių likimu, verte. Tai stengiuosi taip ir elgtis. Bėgau, čia antrais metais. Nu va, ir po 22 metų toliau bėgam. Ok, tai ten jeigu daugiau esi tokioj pasyvesniai roliai, kur tavo pagrindinė energija kaip verslininko dabar nukreipta? Aš mačiau, kad tu startavai žiauriai gražiai skambantį Antanukas LT elektroninių knygų parduotuvė ir audio knygų parduotuvė. Mūsų šiandien šoferiuoja Antanukas. Gal gali pasakyti, kaip toks gražus pavadinimas tau šovė? Ir kaip sekasi apskritai tam projektui? Taip, Antanukas LT yra elektroninių ir audio knygų platforma, kur galima prisijungus skaityti ir klausytis įvairiausių knygų. Ir aš irgi nedirbu tenai tame darbe, bet buvau steigėjas šitos įmonės. Ar lietuviai jau išmoko pirkti elektroninę, intelektinę produkciją? Ar vis dar bando nukniaukti kažkur kažką? Ne, tai visokių yra, žinoma, yra ir piratinių svetainių, ir ten visokiausio šiukšlyno internete, bet tuo ir skiriasi platformos, kurios yra mokamos, bet tas mokestis, jeigu ten gali už kelis eurus per mėnesį turėti prieigą legalią prie didžiulės knygų bibliotekos, tai man atrodo, ir ne tik man atrodo, yra žmonių, kurie to naudojasi. Dabar kad apskritai Lietuvos rinka nedidelė ir netiek skaitančių ir audio knygas klausančių žmonių čia pas mus jau baisi gausybė, tai faktas. Ir todėl šitas verslas kartu su Sofoklo leidykla, jis yra labiau ne verslas, o toks pomėgis. Taip. Ir
man įdomu tiesiog dalyvauti kultūrinėme gyvenime. Ir Bet aš noriu tavęs paklausti, žinai, sukaupus tokią patirtį ir kapitalą dirbant jau pirmo plano turtingiausiose, didžiausiose bendrovėse. Dabar tai, ką tu darai papildomai, irgi daugiau panašu į tokį net švietėjišką veiklą turbūt. Kažkokia misija turbūt daugiau negu kad verslo projektai. tai taip, yra misijos. Sofoklis, pavyzdžiui, leidykla. Yra misijos, kadangi man labiausia patinka derinti vis dėlto, kad ir pasiekti, kad ne tik viešaisiais finansais galima kurti viešąjį gėrį. Tai Vilniaus maratonas irgi yra toks pavyzdys. Iki šiol tai yra viešoji įstaiga, kurios visi steigėjai yra privatus asmenys. Ir aišku, kad dalyvauja ir Vilniaus savivaldybė, ir kitos viešosios institucijos organizuojant maratoną, bet pati iniciatyva yra privati. Ir taip pat ir kultūros laukuose privačios leidyklos bendradarbiauja su Lietuvos kultūros taryba, kitom institucijom, bet tai yra geras pavyzdys, lyginant su tuo, kad jeigu vien tik tai valstybė būtų atsakinga už knygų leidybą ar kitus kultūros projektus, arba jeigu vien tik privatininkai leistų tai, ką išperka vartotojai. Tai dalyvauti tokioje misijoje man patinka. O kuris verslo darimo etapas tave geriausiai išreiškia arba apibūdina? Turiu tokį suktą klausimą paruošęs. Tai čia klausimas to suktas, kad labai sunku save iš šalies matyti, kaip aš jaučiuosi, tai man buvo įdomus daugelis etapų. Aišku, aš kai dirbau Maksimos generaliniu direktoriumi, tai galima sakyti, karjeros viršūnė turbūt ta tiesioginės karjeros prasme. Taip. Dabar ar aš buvau geriausias ir geras direktorius, tai vargu, nes ten reikia kitų savybių. Bet aš dalyvavau priimant irgi svarbius sprendimus ir augant Maksimai, ir Eurovaistiniai, ir kitoms įmonėms. Paskui man teko dirbti su gamybos padaliniais. Žodžiu, susidurti su įvairiausiais verslais, įvairiom industrijom, įvairiom rinkom netgi. Teko būti Švedijos įmonės valdybos nariu ir panašiai. Tai tas kelias yra ilgas, įdomus. Ten buvo visokių ir sunkių momentų, ir tokių verslo pergalių. Bet man jie visi, aš nei vieno neišsižadu etapo ir visus maloniai prisimenu. Ir jie mane atvedė į čia. Ir šiandien aš irgi nesu joks stambus veikėjas verslo pasaulyje, bet randu savo vietą ir man labai... Labai jau tu pasipuošęs šį rytą, žinai, kaip sakoma, kadangi kuklumas puošia, tai tu tik labai rimtai pasipuošęs. O ką tu gali paprieštarauti tokiam teiginiui? Žinai, žmogui, kuris savo karjeros laikotarpį vadovavo tokioms įmonėms ir taip pat yra vienas iš VP Marketo akcininkų, save vadinti kuklių mažų verslininkų, tai... Matai, čia yra inercija. Tu ir pats vartoji tą žodį VP Marketas, tai jo jau seniai nebėra. Tas VP Market buvo kažkada dar gal prieš porą dešimtmečių. Bet tai tiesa, mane ir dabar žmonės, kai sutinku, jie sako, o koks didis žmogus, čiagi Maksima. Bet iš tiesų tai aš Maksimoje nedirbau labai seniai. Ir kai kas nors tikisi, kad aš ten padėsiu ar įsidarbinti, ar kokias prekes įgrūsti Maksimai, tai aš tiesiog negaliu to padaryti, nes pas mus nepriimta taip. Bet... Tai va tas, matai, inercija yra labai didelė ir aš noriu tavęs paklausti. Tu priėmei sprendimą nelengvą pakeisti pavardę, tai kiekvieno žmogaus gyvenime labai sudėtingas. Ar tai buvo būtina? Pavardę pakeisti? Tai čia irgi, čia tu taip sureikšmini, bet mano manimu tai nėra didelis sprendimas. Žiūrėk, moteris tai įprastai keičia pavardę ir kartais ne po vieną kartą ir nieko čia ypatingo. O kai vyras pakeičia, tai aišku, atkreipia gal dėmesį. Bet man tai buvo joks nesunkus sprendimas. Aš svarsčiau kurį laiką, bet man labiausia tai buvo įdomu išbandyti. Tai ne tiek, kad kažką pranešti pasaulyje arba kad ten labai patogesnė pavardė, nors tai irgi tiesa. Nes užsienyje darant verslą daugelis žmonių susiduria, nes Taškevičius Jovaiša būtų daug sunkiau. Sunkiau. Ir užsieniečiam, ir šiaip viešbutyje Wi-Fi gauti kartais sunkiau, bet ne čia svarbiausias turbūt dalykas. Svarbiausias dalykas tai yra nuotykis. Tai irgi yra nuotykis. Man avantiūrizmas labai būdingas. Ir,
tai buvo proga galų gale pamastyti, o ką reiškia ta pavardė, o kiek aš svarbus vien per pavardę, kiek mane atpažįsta, su kuo mane tapatina, ką man tai pačiam reiškia, kiek aš galiu būti naujas, kiek galiu kurti naujai, ką galiu galvoti, tie dalykai. Jo, bet va, kaip mes ir sakom, aš 20 metų, aš žinau, kad VP marketas keitė struktūros pavadinimus, bet iki šiol turbūt lengviausias dalykas. Taip, kad mačiau kažkur parašyta Ignas ir iki šiol mielai atsiliepia, jeigu vadinamas yra Staškevičius, nuo to pabėgti turbūt jau nebeišeis visą gyvenimą. Tai aš nesiruošiu bėgti, taigi skambina dažnai žmonės klausia, kaip čia tave ar pristatyti. Jo, biškai dar sutrikė tokia, kaip ir šiandien pranešėjas prieš startą, kai kas čia pas mane parašytas Staškevičius, aš žiūrėjau, Dilys dabar. Taip, nu, bet va, išsiaiškinu ir viskas tvarkoja, taigi aš tai tas pats žmogus, aš nesikratau nei buvusios pavardės, nei praeities, nei kažkaip dabar. Aš noriu tas paklausti, jeigu tau dabar reikėtų viską pradėti iš naujo, dar naują gyvenimo etapą, ką tu norėtum išmėginti? Ar pasirinktum vieną iš to, ką jau esi patyręs? Ar gal grįžtum prie to, ką studijavai? Būtum vaikų gydytojas? Matai, čia klausimas irgi gilus, bet jį reikia tada išnarstyti. Tai aš kasdien pradėjau naują gyvenimą, mes visi kasdien pradėjom naują gyvenimą, atsikeliam ryte ir nauja diena, naujas gyvenimas, niekas nedraudžia jo keisti, niekas nedraudžia niekam pasikeisti pavardę, darbą, ar gyvenamąją vietą, ar dar ką nors. Lytį galima pasikeisti šiais laikais ir gyventi visai naujai. Tai čia šitas galimybės reikia suvokti. Visai kas kita yra galvoti, kas būtų, jeigu būtų buvę, ar kaip būtų, jeigu aš būčiau dabar vėl 18. Tai toks jau nelabai realus scenarijus. Nu, gal daugiau dabar, sakyčiau, jeigu vėl sugalvotum. Ok, braukiu viską, ką išbandžiau įdomu, dabar noriu. Tai ašgi tada taip ir darau, taip ir sprendžiu. Aš galiu rytoj tikrai, aš esu laisvas žmogus, galiu užsiimti rytoj, ko tik tai nori. Niekas manęs nevarža per nelyg. Ir jeigu klausia apie mediciną, tai taip, aš turiu gydytojo diplomą. Reiktų ten atšviežinti turbūt, ar ne, ten kažkas reiktų, aišku. Ne, reiktų, bet pirmiausia, tai reiktų noro. Aš tikrai nenoriu dirbti gydytoju, nes nemanau, kad tai būtų ir... Tiesiog, nes nemanau, bet tiesiog nejaučiu tokio noro. Aš dirbau slaugytoju, dirbau gydytoju, kurį laiką labai neilgai gydytoju, bet ligoninėse esu dirbęs labai daug ir mokiausi gerai, tai aš žinau, ką tai reiškia. Ir manau, kad tam reikia įsipareigoti. O aš būtent dėl visų priežasčių, kurias ir šiandien čia paminėjom, tai turiu kitų įsipareigojimų. Ir man patinka kiti projektai, kiti klausimai. O šiaip, kai tu bėgi maratoną, bandai dabar kažkokį peisą laikyti, ar tiesiog pasimėgavimui, taip, žinai, kvėpuoji, nepersistengdamas? Pastaraisiais metais tai aš tikrai jau nepersistengiau. Tikslas atbėgti, gerai jaustis, apie 4 valandas sugaištu. Tai šiandien matyti. Bus truputėlį daugiau. Į 4 neįtilpsiu, taip. Tai 4,5. Ir tai irgi visai gerbtinas rezultatas, aišku, nesportinis, bet jisai... O kaip tu sekėsi kituose sportuose? Tu mėginai ir triatloną, tu laipėjai intensyviai po kalnus. Gal gali papasakoti, kokie ryškiausi čia tavo pasiekimai ar įspūdžiai? Tai aš pasiekimai, tai sunku kalbėti. Taip, esu išbandęs triatloną, esu išbandęs swimrunus, esu įkopęs vieną kitą viršūnę, bet tai čia viskas irgi yra, tikrai, jokio nebeperdėto kuklumo ar ko nors sakau, tai yra tikrai labai mėgėjų lygyje, nes tai ne dėl pasiekimo, kad galėtum su kuo nors lygintis, nes nėra su kuo lygintis tais pasiekimais, kuriuos aš pasiekiau, bet su savimi. Ir netgi ir bėgime, taigi mano buvo iniciatyva 2008-aisiais pagerinti pasaulio rekordą maratono, bet ne tuometinio, o 100 metų senumo. Ir man buvo įdomu patirti, ar aš galiu. O koks buvo prieš 100 metų rekordas? Tai galima papasakoti trumpą istoriją, kad apskritai pirmą kartą maratono rekordas buvo užfiksuotas 1908 metais. 1908. Taip, Londono olimpinėse žaidynėse.
nes tąsyk pirmą kartą buvo bėgamas 42 km 195 m atstumas. Iki tol, nors maratonas buvo olimpinė rungtis ir buvo ne kartą bėgamas, bet buvo nuotolis skirtingas. Ten iš akies išmatuodavo maždaug apie 400 km ir bėgdavo, ir tada dėl to nebuvo rekordų. O Londone olimpinėse žaidynėse nustatė atstumą atsitiktinai visiškai, ten nuo starto iki Karališkosios ložės išmatavo tiksliai atstumą, jis buvo nustatytas 42 km 125 m ir amerikietis, kuris laimėjo, buvo paskelbtas pasaulio rekordininku ir nuo tada pradėjo lyginti visus rezultatus. Ir kiek jis tada Jis nubėgo per 2 valandas 50, beveik 5 minutės, iš 2 valandas 54 ir 5 sekundžių. Tai čia ta stebuklinga riba, iš kurios bando išlipti kiekvienas maratono entuziastas. 3 valandas, ar ne? Man nepavyko, mano 3:14 buvo greičiausias Miami maratonas. O tavo? Nu va, o mano greičiausias yra tada, kai aš užsibrėžiau sumušti tą 100 metų senumo rekordą 2008-aisiais. Ir aš jį perskaičiau ir man buvo labai nedaug laiko likę, nes tas amerikietis nubėgo Liepos mėnesį, o aš šitą idėją sugalvojau pavasarį. Ir nutariau, kad turiu dar spėti iki 100 metų jubiliejaus pagerinti aną rekordą. Ir nuvažiavau į Italiją, bėgti ten buvo kalvota trasa, ten šilta kalvota trasa, tai aš gaišau gerokai virš 3 valandų, bet tada dar buvo galimybė Rygoje ir Rygoje man pavyko. Tai mano dabar yra asmeninis rezultatas, toks ir liko, ten 2 valandos 54 minutės. Nu, jums fantastika, klausykai. Kiekviena mėgėja čia saldus toks, žinai, svajonės gurkšnis. Tai va, tai tokiais dalykais galima užsiimti ir juokauti, bet su rimtais profais tai nėra ką lygintis. Tai taip pat triatlone kokiam esi Trakų dalyvavęs? Esu ir Trakų, ir Kupiškio triatlonuose dalyvavęs. O Ironmane kuriam nors? Irgi Ironmane neteko. Ironmane, aš Ironmanui buvau pasiruošęs vieną kartą, bet likus 2 savaitėm nusiverčiau nuo dviračio. Taip bjauriai besitreniruodamas ir nebenuvažiavau. Ir tada kažkaip pasisuko kitaip. Suktukas ir apsieinu, aš iki šiol nesu geležinis žmogus. Nu kaip? Manau, kad esi geležinis. Čia marketingo tos etiketės. Tai taip, Ironmanas irgi yra prekės ženklas. Privačiai priklausantis kinų bendroviai. Jau kažkiek tai metų. Bet geras prekės ženklas, viskas tvarkoja su juo. Jo, aš turiu keletą pusinių ir vieną pilną Ciuricho. Tai kažkada net ant mašinos buvo užsiklęs. Pirminė entuziazmo banga, kol nenuslūksta, kad tu... Bet paskui viską žiūri jau taip, žinai, iš perspektyvos, su šypsenėlė. Kai savęgi pažįsti, įsivaizduoji, kad jauti, kad galėtum, tai gerai. Kai abejoji, tada įdomu. Aš tavęs dar noriu paklausti, Sofoklis, ką ruošia mums naujo įdomaus išleisti. Šiuo metu dirbatės, ar irgi tu ten? Ne, Sofoklį aš nedirbu, bet dalyvauju kaip ir daug kur. Tai šiemet dar turėtų išeiti labai įdomi tokia monografija Hindus apie hinduizmo ir Indijos visą prigimtį. Tokia Čikagos universiteto profesorė Wendy Doniger parašė. Ir man dėl to aš ją miniu, kad ko gero jinai be mano iniciatyvos nebūtų atsiradusi. Nes Sofoklis irgi kaip leidykla ir knygynas veikia savarankiškai. Ir ten leidžia visokius detektyvus ir siaubo romanus. Tai yra kas paklausu. Tačiau aš kaip akcininkas turiu teisę pasiūlyti. Bet tada direktorė sako, na, Ignai, taip, bet jeigu šitą knygą tik tau įdomi, tai tu už ją ir sumokėk. Galite sakyti visą tiražą, 2000 egzempliorių ir mes jums išleisime. Tai tiražą galima ir pamažinti. Galima 200 išleisti, galima 500, bet praktikuojam tokią leidybą, tai dėl to man malonu irgi. Jo, mes iki šiol kalbėjom apie kūno lavinimą, bet aš žinau, kad tu labai daug laiko skiri intelektualiem, dvasiniam reikalam. Ar yra kažkokios specialios treniruotės? Tai va, šachmatai su robotais. Chess.com? Chess.com, taip. Eilėraščius pasimokyti mintinai man irgi patinka. Čia labai įdomi tema. Bet ne bet kokius eilėraščius? Ar lietuviškus? Lietuviški lengviausia ir praktiškiausia, nes gali paskui deklamuoti
Ne, Kubilinsko tai ne, bet yra poetų visokių, arba vertimai. Na, bet ir angliškai galima, ir rusų kalbą moku keletą. Tai kokio ilgumo tu orientuojas tos tekstus? Matuojami jie žodžiais, puslapiais, tomais? Ne, padeklamuočiau turbūt ir kokią 20 puslapio gal ilgumo, bet aš nesiorientuoju, kad būtinai reikia dabar bet kokį ilgą tekstą išmokti. Aš mokausi tai, kas mane jaudina. Aš tokių trumpų eilėraštukų, žinai, tokių, kad nekeiptų mūsų vaikeliais, teikim jiems gerų lopšelių. Čia iš 12 skaičių, žinai. Aha, čia Gavrila šitas. Buvo geras vyras, mylėjo žmonas jis karštai. Na, lepės Trubetskojus. O kokios charakterio savybės tavo manymu tau labiausiai trūksta? Ir taip sakant, tu ją norėtum išsiugdyti. Žinai, manau, kad ramybės, tokios gebėjimo pasitenkinti. Aš kažkaip, kaip tai Rollingų dainoj, can't get no satisfaction. Ir tas nerima kelia kartais. Atrodo jau, man žmonės sako, ko dar tau trūksta? O trūksta kažko. Tai norėtųsi pasiekti tokį lygį, kai visai galėsiu ramiai sakyti. Nu, dirbam mes, filmuojam, kaip tik kalbėjom apie jūs. Sėkmės, šaunuoliai. Sveikas. Jo, satisfaction čia yra valiuta sunkiai prieinama daugam, atrodo jau visko yra, bet kažkas viduj kirminiukas, ne? O gal nerimas dėl ateities, kaip tu galvoji? Dabartiniai čia visi technologiniai klausimai, dirbtinis intelektas, visa kita. Tavo manymu, kaip kelia mums grėsmę ar duoda daugiau kaip tai galimybė? Nu, dėl dirbtinio intelekto tai daug čia šnekų yra ir mėgino kai kas gąsdinti. Bet, žinai, aš linkęs pasikliauti. Pasitikėti šviesiais protais, Šviesa, kurie dirba įmonėje OpenAI. Tai ne tik OpenAI, tai daugybė dirba įmonių ir... Bet čia labiau yra principas. Su šventė. Ačiū. O, dar vienas visų maratono dalyvis. Taip, tėvas dar vien. Ir motina. Taip, tai... Ne, Mariau, aš gal, žinai, apskritai, ar tai būtų dirbtinis intelektas, ar kokia branduolinė grėsmė, ar dar kas nors, aš manau, kad negali taip viskas paprastai sugriūti. Ir aišku, mes turim irgi stengtis ir jausti atsakomybę, bet pasikliauti, kad yra ir žmonės šviesūs ir protingi ir visatos raida visa neleis čia ateičiai patamsėti. O tu pats savo darbę naudoji kiek nors dirbtinį intelektą? Kūryboje, sakykime, antraščių rašymui, inspiracijų paieškom, eilėrašymui, nu belekam. Ne, dirbtinį intelektą tai aš naudoju informacijai gauti. Paieškom? Paieškom vietoj Google'o, taip. Galima užduoti tikslų klausimą ir sulaukti atsakymą, nes jis iš karto pažiūri mokslinių straipsnių visą bazę. Ir jeigu pavyksta paklausti, tai tada atsakymas gilesnis būna ir tikslesnis negu šiaip klaidžiojant po Google. Labas! This is Antanas. Antano mokytojas iš VIS mokyklos, Mr. Brian, iš Amerikos. Pasivijo mūsų triukšmadariai, dabar reikės truputėlį leisti, truputį mūsų aplenkti jiems. Čia mus gal sušluos, jau žinai, tas buldozeris, kur laiko limitas. Kur paskui sušluoja viskas su barjerais ir likučiais. Aš turiu tokį bendrą filosofinį klausimą. Ką tu palinkėtum jaunam žmogui, kuris dabar dar stovi savo
būsimos karjeros pradžioje. Ir sako, gerbiamas Ignai, duokit man kokį auksinį patarimą. Nėra tokio patarimo. Tai, kas jam šiandien gali būti svarbu, bus nesvarbu po metų. Čia, žinai, nėra tokio auksinio patarimo, kad patarė ir visom aplinkybėm, visais gyvenimo laikotarpiais įstiktų. Bet, aišku, galima bandyti, bet tada jie tokios banalybės dažniausia būna. Dažnai, jeigu protingas ir daug patyręs žmogus sako, tai jau nebe banalybė. Tai jau yra chrestomatija ir klasika. Aforizmas. Aukso vertės žodžiai. Na, tai galima pažaisti, žinai, jeigu taip. Nu, man atrodo, prasmingas toks patarimas būtų nesusireikšmink. Ir tai nereiškia, kad esi nereikšmingas. Tu būk reikšmingas, bet nesusireikšmink. Ir va, čia yra tema, kurią aš galvoju ir galbūt verta ir jaunimui pagalvoti. Labai gili mintis. Yra jos tokia versija, kad žiūrėk rimtai tai, ką tu darai, bet ne pats į save. Bet ne į save, taip. O čia labai man irgi patinka. O, prasideda plakatai. Ir atsimenu, Čikagoje, kai bėgau maratoną, buvo paskelbtas geriausio palaikančio plakato konkursas. O, geras. Ir kas laimėjo, neprisimeni? Neatsimenu dabar to plakato, bet ten buvo gerų visokiausių. Bet lygiai tos, kur matėm, labai panaus geras. Ties 8 kilais, ne, čia mes? Taip. Labai gerai. Penktadalis darbo, žiūrėk, jau beveik ir yra. Šeštadalis. Čia, kaip sakoma, 85% žmonių labai sunkiai gaudosi matematikoje. Laimėje aš priklausau likusiam 25%. Kad jeigu nori ką nors laimėti, tai bėk 100 metrų. O jeigu nori ką nors patirti, bėk maratoną. Ja. Tai maratonas yra labiau ne apie laimėjimą, ne tik apie laimėjimą, bet apie patirtį ir suvokimą tos patirties, nes tai yra proga. Mes atrodo, kiek laiko jau užėmėme, bet dar ne penktadalio nenubėgom. Jo, čia yra rimta distancija, o per ilgus bėgimus apskritai tu klausaisi muzikos? Bėgi su ausinėm ar? Ne. Atvirai. Ne, aš neįpratau klausytis muzikos, aš klausausi aplinkos. Reikia patapšnoti, aš sakai, bėgu. Man labai irgi patinka, šiaip duoda energijos, kai būna savanoriai ištiesia tau delnus ir pliaukš. Tai kodėlgi vis dėlto vadinasi Antanukas LT? Todėl, kad gerai skamba visų pirma. Gerai skamba, bet to Antanukas yra greitas, jaunas, veržlus, nesustabarėjęs ir lengvai ištariamas, gerai atpažįstamas lietuvių vartotojams. Manau, kad taip kaip Barbora, kada jis atsirado ir sėkmingai prigijo, taip ir Antanuko pavadinimas vykęs šitai elektroninių ir audio knygų prenumeratų platformai. Antanu, girdėjai? Koks tavo vardas nuostabus. Tai šiandien mums operatorium dirba mano Antanukas, 12 beveik metų. Puikiai dirba beje, irgi greitas, veržlus, jaunas, tolėjęs. Šiandieną mes bėgom ypatingoje aplinkoje Vilniaus maratono trasai su ypatingu žmogum Ignu Diliu, kuris prieš 20 kelis metus pradėjo šitą nuostabią tradiciją ir mes dabar Vilniuje turime maratoną. Palinkėsim Ignui sėkmės, toliau tęsti. Ačiū. Garbinga 42 km, 195 metrų distancija, iš kurios beveik 10 km mes jau tau sukramtėm, žinai, kad būtų lengviau. Taip, ačiū labai O padėjau. toliau jau kaip pats jau kaip žinotės. Teks ieškoti kitų pašnekovų. Tikrai rasi. Visi čia tave pažįsta ir labai gerbė. Tai, kad ir nepažįsta, Dar kartą labai įdomu. Ačiū, Mariau. Sėkmės, gerai pabaig. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų.